Abisaga. Taip, mano karaliau. Ne, prakeikta frazė man vis dar neskamba. Viskas pradės skambėti, kai aš tave apkabinsiu. Iš kur šita scena? Improvizacija, mano vergė. Kai aš važinėjau po Italiją, aš tariau tenykščiam kolegai, jūs patinkat man italai, jūs aktoriai, nes improvizuojat. Jūsų... Kiekvienas jūsų pasirodymas kitoks ir skirtingas. Pamažu apsisuk ir apkabink mane. Ir tu apkabinsi visus mano triumfus. Karaliui leidus. Vergė giliai įtraukia ir giliai dėkoja. Karaliai sprendžia, kada sėti ir kada pjauti. Karaliai įsako. Abisaga. Ką jūs dabar įsakysite, mano karaliau? Įsakau pasiaiškinti. Vakar 8 valandą vakaro buvai pakviesta į mano kambarį. Kodėl neatėjai? Negalėjau. Pasiaiškinimai ir pasiteisinimai bus priimami tame pačiame kambaryje. Dabar repeticija perkeliama į mano kambarį. Ne, mums reikia erdvės. Erdvės užteks mums dviems. Oda prie odos. Ne naktį. Taip, šiąnakt aš paskelbsiu sensacingą pranešimą miestui ir pasauliui apie tavo ir mano dienas ir naktis. Kodėl ne čia? Gerai. Čia. Mano pranešimas. Mudu vykstam į Šveicariją. Be pigių juokų. Tu nemanai, kad aš metų metus praleisiu šitose stovyklų kurmynuose. Aš esu sutvertas aukštesniems dalykams, mergyt. Man vėl laikas grįžti į pasaulį ten, kur mano vardas yra žinomas. Šveicarija yra pirmoji stotis ir tu vyksti su manimi. Galvok. Mėgink suprasti.
Aš pasirenku tave iš 1000 moterų, kurios galėtų važiuoti su manimi. Tu esi viena. Ar esi mačiusi Albės? Dar ne. Įsivaizduok. Mes pabundam ryte, praverkiam akis, pasižiūrime pro langą, o ten kalnai. Bet tai dar ne viskas. Toliau mūsų laukia Atlantas. Sakyk, Holivudas. Palmės, žvaigždės prožektorių pirštuose, klestinčios kino bendrijų karalijos.